Ištroškusi varna. Vieną karštą dieną ištroškusi varna įskrido po visus laukus, ieškodama vandens. Ilgą laiką jis nieko negalėjo rasti. Jis jautėsi labai silpnas, beveik prarado viltį. Staiga po medžių pamatė vandens ąsotį. Jis nuskrido tiesiai žemyn pažiūrėti, ar viduje nėra vandens. Taip, jis matė šiek tiek vandens ąsočio viduje. Varna bandė įkišti galvą į ąsotį. Deja, jis pastebėjo, kad ąsočio kaklelis buvo per siauras. Tada jis bandė pastumti ąsotį, kad vanduo ištekėtų, bet ąsotis buvo per sunkus. Varna kurį laiką sunkiai mąstė. Tada apsidairęs aplinkui pamatė keletą akmenukų. Jam staiga kilo gera mintis. Jis pradėjo rinkti akmenukus po vieną, įmesdamas kiekvieną į ąsotį. Kai ąsotis pildėsi vis daugiau akmenukų, vandens lygis vis kilo. Netrukus jis buvo pakankamai aukštas, kad varna galėtų atsigerti. Jis gėrė vandenį. Jis laimingas išskrido. Moralas: galvokite ir sunkiai dirbkite, galite rasti bet kokios problemos sprendimą. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.